Sveiki, išpakuosim oro gaivintuvą. Yra du rūšis pas mane. Lavanda ir olė organiškas. Kaip atrodo. Kvapantis. Malonu. Čia dar supakuota. Pabandysim pažiūrėti, ką pakuoti. Čia biškiai vėliau mes pažiūrėsim, kas yra parodyti pakuotėje. Yra markiruotis, kaip jį naudotis. Matosi, kad galima pamatyti prekių ženklus, kaip naudotis ir kur naudotis. Veikia 24 valandų, įpurkšėsim 7 kartus į parą. Yra aprašyma Latvijos, Lietuvio ir kitų Europos Sąjungų narių. Mums kaip Baltijos šalis, tai aktualu kalbėti apie Baltiją. Odoro neutralizacijos power. Kaip jūs matot, pastatysim čia. Viską, ką matėm. Dar neištraukti. Yra taip pat maitinimas elementas. Pažiūrėsim, kas tokia prekė. Šoną pastatysim. Kad jūs geriau matysite. Tai yra du įrašai. Taip pastatyti. Nepavyksta man pritaikyti, kad daugmaž jūs matot, kaip jis atrodo. Pabandysim šitą flakoną, oro gaivintuvas. Dar papuršiu kitą pusę. Mes galim naudoti rankiniu būdu, galima ir automatinį. Dėžutė, kuri yra 3 dalis. Yra apatinė dalis, vidurinė ir 3 dalis. Kuri dalis maitinam elementas dalis. Iš kitos pusės galim pakabinti ant sienos. Kur kaip patogu. Viduje mes matom, ką pačioj tušinė. Viduje yra tas mygtukas, kur automatiškai maitinį elementą purkščia užšia orą ir gaivina mums patalpą.
Mes pasižiūrėsim, kaip jisai pradžioje užsidarė. Aha, tai taip aš jį pastačiau. Tada mes atsidarom. Įdedam flakoną. Užsidarom klikščią, kad tai neįsivaizduoti. Matot, ką viduj, centre, mes matom, kad nustatyta gerai, kad pūstų tiesiai į patalpą iš vidaus. Atkreipsiu dėmesį, labai atsargiai saugoti akis, užsidengti akinius ir daugmaž saugokit nuo vaikų, kad akis nepapultų purškimo priemonės, todėl jie chemiški. Kaip mes purkšysim? Mes pasuksim taip. Pridėsim maitinimą elementą. Aš pasistengsiu pasukti taip, kad neįmanė į patalpą. Dedame. Čia yra irgi karimo minktukai. 3 padėčių, kaip patriguliu. Kam kaip patogu. Ir mes dedame. Susidarom dangčiuką. Keletą minučių reikia palaukti. Jie išpurkši ant patalpos, kaip sakiau, 7 kartus per parą, 24 valandas. Galima atgaivinti patalpą. Rašykit komentarėse, ką jūs manote. Buvo su jumis Sergejus Tunolenko, blogeris. Mes žiūrėjom Arvik, parašyta įmonės pavadinimas oro gaivintuvas. Ačiū už dėmesį. Sudie.